Vieta tai ko gero vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis naujus namus. Ieškant naujo būsto, priklausomai nuo mūsų gyvenimo būdo ir prioritetų, mes nusipiešiame savo vaizduotėje paveikslą, kokia ta vieta turėtų būti. Ir ne tik kiek ten turėtų būti kambarių ar kvadratinių metrų, tačiau mes įsivaizduojame, kaip mes ten gyvensime, kaip mes vešime vaikus į būrelius, važiuosime parduotuvę, ar grįšime namo, ar leisime laisvalaikį. Projektas Halso yra įsikūręs Kalnėnuose, kurie yra Vilniaus mieste ir tai yra vos keli kilometrai nuo Vilniaus senamiesčio. Tai reiškia, kad mes turime namo mieste konceptą. Aš pati gyvenu Kalnėnuose jau 7 metus ir man ši vieta vis labiau patinka dėl emocinio komforto ir praktinio patogumo. Halso projekto namai yra virš 230 kvadratinių metrų, kas leidžia turėti 5-6 kambarius. Tad tikėtina būsimo pirkėjo portretas yra šeima su vaikais. Tad žmonėm yra svarbu tai, kad vieta atitiktų įvairaus amžiaus gyventojų poreikius. Gyvenimas tokiame kvartale jisai leidžia neatitrūkti nuo miesto gyvenimo, nes nuo Kalnėnų iki miesto centro yra vos 10 minučių automobiliu, o kitas miesto dalis galima labai patogiai pasiekti Minsko plentu, o vėliau Vilniaus aplinkeliu. Kalbant apie susisiekimą, yra labai svarbu paminėti, kad visiškai šalia projekto yra Vilniaus miesto viešojo transporto stotelė, nuo kurios jūs arba jūsų vaikai pasieksite Vilniaus katedrą vos per 10 minučių be jokių persėdimų. Taip pat yra šaligatviai, yra apšvietimas, visos miesto komunikacijos, kas leidžia jaustis saugiai bet kurio paros metu. Juolab, Kalnėnuose Vilniaus miesto savivaldybė planuoja daug infrastruktūros pagerinimų, naujų gatvių, tarp kurių ateityje ir atsirasantis viadukas nuo Minsko plento. Kilometro spinduliu aplink projektą rasite daug maisto prekių parduotuvių, tad buities klausimai tvarkomi tikrai greitai ir patogiai. Nemažiau svarbu šeimoms yra, kad šalia yra mokyklos ir vaikų priežiūros įstaigos. Šalia Halso projekto yra privati Karalienės Mortos mokykla ir darželis. Taip pat netoliese yra patvirtinti planai apie Kalnėnų progimnazijos statybą, o Moravų gatvėje jau yra projektuojamas Kalnėnų darželis ir pradinė mokykla. Visos šeimos laisvalaikiui visai netoliese planuojama nauja Balžeko teniso akademija. Viena jau yra visiškai šalia Kuprioniškėse, bei rudenį bus atidarytas Estų gatvėje baseinas, sporto centras ir prekybos erdvė, iki kurios nuo projekto yra vos kelios minutės pėsčiomis. Taip pat visai netoliese yra Vaikai, vandensslidžių sportas bei Liepkalnio slidinėjimo trasa. Tad veiklos čia galima rasti tikrai bet kurio metų laiku. Kalbant apie laisvalaikį, svarbu yra paminėti ne tik infrastruktūrą, tačiau nemažiau svarbus dalykas yra emocinis aspektas. Vakare išėjus pasivaikščioti ar pabėgioti, mes sutinkame gatvėje nemažai gyventojų, mamų su vežimėliais, asmenų vedžiojančių šunis. Ir tas sukuria tą tokį bendruomeniškumo ir saugumo, jaukumo jausmą. Kas svarbu yra, kad visai netoliese yra miškas, pro kurį eina Rybiškių pažintinis takas, ten yra įrengta jauki saulėlydžio stebėjimo vieta, tad visada galima rasti gamtos užuovėją ir takus vietą ramiam laiko praleidimui. Kadangi namus perkame dažniausiai ne 1 metam, o ilgesniam laikotarpiui, yra svarbu įsivertinti vietos ateities perspektyvas, kurios apie tai dažnas pamiršta arba neranda tinkamos informacijos, kad tą padarytų. Vienas svarbesnių Kalnėnų vystymosi etapų kol kas yra dar tuščia
ir neužstatyta beveik 50 hektarų erdvė nuo Minsko plento pusės. Mes jau dabar matome, kaip yra projektuojamos naujos gatvės, nauji kvartalai, kas tuo pačiu sukurs labai nemažai paslaugų sferų, laisvalaikio erdvių, maitinimo įstaigų, kavinių ir tikrai pagerins infrastruktūrą bei pakels Kalnėnų lygmenį visai į kitą lygį, dėl to, kad nereikės važiuoti į miestą tam, kad gauti tam tikrų paslaugų. Aš netgi drįsčiau sakyti, kad tikėtina, jog turėsime antrąjį paupį Kalnėnuose. Ir man, kaip mamai, žmonai ir aktyviai laisvalaikiai mėgstančiai leisti asmenybei, gyventi čia yra be galo patogu, nes aš galiu dinamiškai laviruoti tarp darbų, mokyklų, vaikų būrelių, buities klausimų, o vakare išbėgus į gyvenvietę jaustis saugiai ir jaukiai. Žinoma, mane ir džiugina ateities perspektyva, tai, kad per ateinančius 50 metų gyvenimo kokybė Kalnėnuose tikrai pagerės ir tuo pačiu pakels ir būsto vertę.